Čia kaip ir žmonės, žinai, vienas labiau linkęs į sportą, kiti verslą, kiti komentarus Facebook'e rašyti prie. Kaip ir žmonės, taip ir medžiai. Jie negali būti visi vienodi. Va, pavyzdžiui, šitas yra medinas per tankus. Bet į jį irgi turi daryti sąlyginai labai atsargiai ir neintensyviai, nes ne vien tik tais drėgmė, kaip čia prieš tai kalbėjau, turi įtakos tam atsistatymui pačiam eglynui. Pavyzdžiui, sniegolaužos. Pavasarį, kada atrodo jau viskas gamta, vis atsibudus ir netikėtai iš niekur, nieko jau čia prieš 5 gal metus buvo. Vieną naktį atsikėlė rytą balta, o prieš tai dieną laišiau su žarna tujas, o rytą atsikėlė plus 15 cm sniegą laukia. Ir tas sniegas su šiaurės vėju ir jis šlapės, ir jis sunkus. Tai sniegolauža, kai yra daug prisningas sniego. Vienu metu staigus sniego kiekis, kurio ten kaip pavyzdys žiemos metu, kada jis sninga po biškį, tas sniegas jis yra puresnis, jisai yra kitoks. Jisai tiesiog pats medis ar natūraliai nuo vėjo jis kažkaip tiesiog nusipurdo. O kada yra staigus, greitas, kaip pavyzdys, kaip liūtis yra, staigiai kala, kur nebesugeba surinkti lietaus surinkimo sistemos vandenis, tai čia tas pats ir nebesugeba tiesiog susitvarkyti, nes ten tonom jau yra skaičiuojama ant medžių.